Artūras Rulinskas. Prieštaringos naujienos. Tėtis už namo sniego kastuvu valė kiemą. Meilė su dideliu džiaugsmu, kokio tėtis nebuvo matęs, iš tolo šūktelėjo. Tėti, susipažink, čia mano draugas Ledinukas. Koks keistas vardas berniukui. Šypsodamas tarė tėtis. Be ne iš ledo būsi padarytas? Juokaudamas paklausė. O mano vardas Jovaras. Gali sakyti Joris. Iš tiesų tai ne iš ledo. Puolė aiškinti Meilė. O iš sniego. Ar atsimeni mano sniego senį? Tai Ledinukas, tarsi viščiukas, kiaušinyje jame gyveno. Garbės žodis, nemeluoju. Tau juk jau pasakojau. Tėtis sutriko. Šį kartą jis nenorėjo vėl juokais nuleisti meilės istorijos. Tokios vaiko šnekos gali būti arba fantazijos, kurias nesunku patikrinti, arba pokštas, kaip įprasta pokštauti balandžio 1-ąją, stengiantis įtikinamai ką nors apgauti. Bet Meilė nebuvo tokia pokštautoja. O gal vis dėlto jis sako tiesą? Taip sau mąstė tėtis. Įdėmiai įsižiūrėjo į Ledinuką ir pamatė kažkokią kitokią jo prigimtį. Akys ir žvilgsnis tarsi kitokie, tačiau kūnas, oda, laikysena – viskas tikro žmogaus. Tai kas tu toks būsi, Ledinuk? Pats man pasakyk. Paragino tėtis ir pasirėmęs į sniego kastuvą, palinko arčiau Ledinuko, laukdamas atsakymo. Esu čia savo tėvo ledo karalystės karaliaus valia ir kviečiu jūs, pone, tuojau pat viską palikti ir sekti paskui mane į ledo karalystę. Miško šalis jau pradedama naikinti ir pražus ne tik miško šalis, bet ir jos gyventojai. Išgyvens tik tie, kurie patikėję manimi atsižadės to, ką čia turi ir kas lemta pražūčiai. Ir paseks manimi. 2 ženklai leis jums, pone, suprasti, kad neapgaudinėju. Pirmasis mačiau, kaip anksčiau mane apžiūrinėdavote ir galvodavote, kad gyvybė manyje yra jūsų dukros pramanas. Tuo metu taip mąstėt, pamenat? O antrasis ženklas dar šiandien miško šalyje pasirodys nedorėlis. Jis vilios ir apgaudinės miesto gyventojus, skleis jiems melagingą viltį. Visi paseks juo, o į mane net dėmesio nekreips. Išgirdęs tuos žodžius, tėtis stovėjo tarsi suakmenėjęs, tačiau jo galvoje virė minčių kova. Staiga jis prisiminė žodžius, kuriuos jam kitados iš knygos perskaitė mama. Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė. Tai, ką pasakojo šis jaunuolis ir kuo patikėjo jo dukra, buvo labai vaikiška, tačiau nekvaila. Šį kartą jis meilės neatstums, o verčiau eis su ja. O ką jei tai tiesa, juk miško karalystė tikrai neamžina, pagalvojo tėtis, tada išsitiesė ir įsmeigęs sniego kastuvą į sniego krūvą, tarė. Tada dar nueikime pasikviesti meilės tetą Tuopą, mano seserį. Gaila būtų ją čia palikti. O keliauti keturiese tikrai smagiau. Taip trise jie ir nuėjo aplankyti meilės tetos Tuopos. Užėję į namus pamatė, kad teta prie stalo turi svečią. Garbanotais ugniniais plaukais, apvalaus pilvuko, besišypsantį vidutinio amžiaus vyrą, apsivilkusį raudonų švarku ir švariomis baltomis kelnėmis bei liemene. Ant stalo jis buvo pasidėjęs juodą skrybelę, katiliuką. Kaip gerai, brangioji, tarė jis tetai Tuopai, kad štai jums papasakoju šias puikias naujienas ir sudarius sandorį pas jūs atėjo svečių. Aš ir su jais pasidalinsiu šiomis puikiamis žiniomis. Niekas iš atėjusiųjų nepastebėjo, kaip šį poną pamačius pasikeitė Ledinuko veidas, o tas jau pasakojo. Atvykau čia iš tolimos dykumos šalies.
pagelbėti miško šaliai. Šiame mieste mes pastatysime didžiulę lentpjūvę ir baldų gamyklą. Miške yra tiek daug medžių, kad gaila žiūrėti, kaip jie žūsta, o jūs gyvenate varge ir skurde. Nuo dabar visi miško šalies gyventojai turės darbo. Ir miško šalies miestas klestės. Reikės kirtėjų, vežėjų, pjovėjų, apskaitininkų, sandėlininkų, dailidžių ir daug kitokių darbininkų. Štai, ponia Tuopa, tarė jis ir ją pažvelgęs nusišypsojo. Bus lentpjūvės buhalterė ir nuo šiol jau baigsis visi jūsų, ponia, rūpesčiai. Mes čia atėjome pakviesti tetos Tuopos su mumis eiti į ledo karalystę. Be skrupulų pradėjo kalbėti Meilė. O tai ką jūs, ponia, pasakojote, tik patvirtina, kad jau prasidėjo miško šalies pabaigos pradžia. Tarė ji ir treptelėjo kojele, supratusi, kad šis raudonšvarkis ponas ir yra tas nedorėlis, apie kurį kalbėjo ledinukas. Jūs mūsų savo melagingais pažadais nesuviliosite ir neapgausite. Palauk, brangioji Meilė, prabilo teta Tuopa. Manau, mes tikrai nusipelnėme gyventi geriau, nei išėję į kažkokią šalį, apie kurią dar nesame girdėję, o čia, savo gimtuose namuose, savo gražioje šalyje. Aš tikrai niekur neisiu, o dirbti buhalterė didelėje įmonėje buvo mano gyvenimo svajonė. Ledinukas su draugais nuliūdė išėjo iš tetos Tuopos namų. Ta diena jiems sunkiai sekėsi perspėti žmonės, nes iki vakaro jau visi buvo girdėję apie naują lentpjūvę ir baldų gamyklą, visi buvo sutikę raudonšvarkį poną, o kai kuriems jis net avansų sumokėjo pirmąjį atlyginimą. Kodėl žmonės nesupranta? Garsiai svarstė Meilė. Kad lentpjūvė ir baldų gamykla su tokiu raudonšvarkiu direktoriumi iš dykumos šalies sunaikins mūsų miškus. Ir miškų šalį? Tada tikrai miško šalis taps dykumų šalimi. Mūsų troškimai ir godumas mus pražudys. Kas iš to, kad būsime turtingesni? Kurgi gyvensime, kai nebeliks medžių? Kas sustabdys vėjus? Kas išvalys orą? Kur gyvens žvėris ir perės paukščiai? Kur sirps uogos arba augs grybai? Jaudinosi mergaitė. Draugus paguodė tik tai, kad ledinuko žinia patikėjo tėčio senas draugas Ąžuolas, kuris, nors ir buvo medkirtys, netyčia nusikirtęs pirštą neteko darbo. Jis visiškai nesusižavėjo naujų pasiūlymų, mat raudonšvarkio šypsena jam pasirodė labai apgaulinga ir netikra. Medžius jis kirsdavo ne tam, kad parduotų ir iš jų baldus darytų, o kad mylėjo ir prižiūrėjo mišką. Taip pat prie draugų būrio prisidėjo iš kitos, pievų šalies atkeliavusi jauna moteris Ramunė, kuri niekaip čia nepritapo ir dažniausiai jausdavosi atstumta. Šis penketukas dar kartą išklausė Meilės pasakojimą ir matydami, kad ledinukas yra kitoks, ne kaip visi žmonės, patikėjo ledo karalystės šalimi ir tvirtai nusprendė rytoj pat leistis į kelionę. Savo miesto gatvėmis keliauti į ledo karalystę, kuri yra čia pat, tačiau ją reikia išmokti pamatyti ir pasikeisti. Mūsų tikslas, keliautojams pasakojo ledinukas, nėra kuo toliau nueiti nuo savo namų, nes ledo karalystė yra čia pat. Kol vaikščiosime po miško šalį, tarnaudami žmonėms, padėdami vargšams ir nelaimingiems. Mūsų akys po truputėlį pradės matyti ledo karalystės baltus kalnus. Mūsų ausys išmoks girdėti ledo karalystės medžių ir vėjo ošimą, paukščių čiulbėjimą, garsus, kurie skiriasi nuo miško šalies garsų. O svarbiausia, mūsų sūrus kraujas pradės saldėti. Koks skirtumas, koks tas kraujas?
Ledinuko paklausė medkirtys ąžuolas. Saldus kraujas ledo karalystėje suteikia gerą nuotaiką, o jei koks žmogus į ją patektų būdamas sūraus kraujo, tai jis būtų dar nelaimingesnis nei žemėje, nes jo nuotaika visada būtų sugedusi, persūdyta. Tu, meile, mane pavadinai ledinuku, todėl kad aš iš sniego. Tačiau nepagalvojai, kad ledinukas yra ir saldumynas. Kas iš vaikų nemėgsta ledinukų? Taigi ledo karalystėje nešaldantis ledas, o džiuginantys ledinukai ir ledai. Ten juokas ir dainos, varžybos ir koncertai. Ten dirbti smagu ir malonu. Tai ko akis čia neregėjo ir ausis negirdėjo, jūsų laukia ledo karalystėje. Taigi, draugai, į kelionę! Į kelionę! Šūktelėjo tėtis Joris. Į kelionę! Pritardami jam šūktelėjo Meilė, Ramunė ir ąžuolas. Apmąstymui. Mes norime gerų dalykų, o nutinka taip, kad nieko gero iš to neišeina. Žmogus iš prigimties linkęs būti savanaudiškas ir labiau rūpintis savimi. Dažnai tai, kas atrodo gera ir naudinga, iš tiesų yra grėsminga ir pavojinga. O to, ko baiminamasi ir vengiama, būtų gerai siekti. Labai apmaudu, kai pradėjęs suprasti, kokie dalykai yra iš tiesų vertingi, nori jais dalytis, bet žmonės aplinkui tave to nemato. Negana to, iš tavęs dar pasijuokia. Ar esi tai patyręs? Ar tai patirdamas jautei pyktį ir didžiulį norą įrodyti, o gal norėjai pasitraukti į šalį ir leisti manyti, kaip kam atrodo? Yra dar vienas būdas – nurimti ir palaukti. Žmonės vis dėlto laikui einant keičiasi. Apie tai ir paskaitysime kitame pasakojimo skyriuje.